tiesiog kaip literatūra, be jokių reveransų, kaip garbinga literatūra, iš tiesų nepriklausanti jokiam prievartiniam metodui. Iš tiesų, tie vardai, kuriuos minėjau, jau ir būtų šitas laukas, priklausantis aukščiausiai to laiko tarpsniui ir jis turėtų būti analizuojamas. Tai pritariu pasakojimo minčiai, kad jis turėtų grįžti kiek galima labiau ir mokant pasakoti. Ir dar pridurčiau, kad ir pačiam mokytojui nevengiant pasakojimo. Mes visą laiką bandėme akcentuoti analizę, interpretaciją, gręždami moksleivio akis į tekstą, ir tas mokytojo aplinkavimo liko mažiau. O man rūpėtų, kad savo klasėje išmintingas mokytojas galėtų gražiai, patraukliai pasakoti, nors kažkiek pasakoti. Na, papasakoti apie tokius dalykus, kuriuos gal yra sunkiau mokiniams suprasti, bet kad mokytojo autoritetas būtų matomas ne tik iš to, kaip jis organizuoja pamoką, bet ir iš to, kaip jis gali kalbėti, kaip jis gali pasakoti. Tai būtų svarbus dalykas. Dabar grįžim, vadinasi, kažkaip vertu tą mintį, bet jau jos nebenuversiu, kad rašymo perspektyva, kaip pasakojančio rašymo, jie aiškiai ryškėja ir prie to mes matyti sustosime. Tik tai neturėtumėm galvoti, kad tas kelias, kurį nuėjo mokykla ir tie, kuriems mokykla rūpėjo, skatindami analizę, interpretaciją, atidų skaitymą, kad visa tai yra klaidinga, kad tą mes turime užmiršti, kad nuo to turime atsitraukti. Tiesiog reikėjo nueiti šitą kelią, yra teisingai padaryta, kad jis yra nueitas. Atėjo kitas laikas, mes ramiai turime gręžtis prie tų dalykų, kurie atsiveria ir tikėti, kad to, ką išmokome patys analizuodami ir interpretuodami, mums prireiks ir kitiems būdams. O paskutinis sakinys toks paguodžiantis ir pasiguodžiantis, ne mes vieni mokome savo jaunuosius žmonės literatūros, nieko daugiau nesugalvojo ir išmintingesnės galbūt Europos ir ne tik tautos. Ne pirmi metai tai daroma, ramiau susitelkimu tai padarysime.